Sveiki! Šiandien kalbėsime apie trupmeninius reiškinius. Žinoma, galima dar pridurti, kad tai bus trupmeniniai raidiniai reiškiniai. Taigi, trupmeninių reiškinių vadinsime, kaip jau iš pavadinimo aišku, tai tokius reiškinius, kurie turi trupmeną. Tai galim iš karto nupiešti trupmenų ženklą. Ir aišku, kažkas turi būti viršuje ir kažkas apačioje. Bet kadangi taip trupmeniniai raidiniai reiškiniai, tai jie turi turėti vardiklyje kažkokią tai raidę arba kintamai. Tai iškart galim ir imti užrašyti. Pavyzdžiui, X. Viršui gali būti kintamasis, gali jo ir nebūti, gali tiesiog kažkoks skaičius būti, pavyzdžiui, 1. Turim patį paprasčiausią trupmeninį reiškinį. Taip pat vardiklėje, ir ne tik vardiklėje, bet ir skaitiklėje gali būti ne tik kintamasis, bet ir netgi raidinis reiškinys. Pavyzdžiui, 1 dalinta 2x. Arba 1 dalinti 2x plus 3. Arba 1 dalinta 2x kvadratu plus 4 minus 7x. Ir toks didelis. Kaip matote, vardiklė jau yra x kvadratu, taigi mūsų vardiklė gali būti ir kintamasis, kuris yra pakeltas natūraliuoju laipsniu. Arba, kaip čia parašyta, reiškinys su kintamuoju gali būti pakeltas natūraliuoju laipsniu. Pavyzdžiui, 1 dalinta 2 plus x ir apskliauskime ir pakelkime kvadratu. Taip, visur skaitikliuose rašiau vienetą, bet iš tikrųjų skaitikliuose taip pat gali būti kintamasis ar reiškinys su kintamuoju, kurie taip pat gali būti pakelti natūraliuoju laipsniu. Taigi, paimkime sudėtingesnį dabar trupmeninį reiškinį 2x plus 5 padalinta x kvadratu plus tegu bus tas pats 5. Taigi reiškiniuose jau, kaip ir pastebėjot, gali būti naudojama taip visur pas yra ir minusų. Pagalvojau, kad visur tik pliusus rašiau. Taigi, reiškiniuose gali būti naudojami sudėties, atimties, dalybos ir daugybos ženklai. Taigi, taip pat ir skliaustai, todėl jie ir vadinami reiškiniais. Prisiminkime, kad reiškinys, jeigu kalbam apie raidinius reiškinius, tai jie gali būti sudaryti iš raidžių ir skaičių. Jie gali būti susieti sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo laipsnių, šaknies traukimo veiksmais ir skliaustais. Tai va čia toks raidinio reiškinio apibrėžimas. Paminėjau šaknį, bet iki šiol vis sakiau, kad skaičius yra pakeltas natūraliuoju laipsniu. Tai natūralieji laipsniai, jie žymime n raide, ir tai yra skaičiai 1, 2, 3, 4 ir taip toliau, tai skaičiai, kuriais mes skaičiuojame. Taigi, nors reiškinys gali turėti šaknies traukimo veiksmą, bet vis dėlto, jeigu kalbam apie trupmeninį reiškinį, tai mes kalbame tik apie tokius reiškinius, kurie turi
trupmenos ženklą vardiklyje arba skaitiklyje. O tiksliau, vardiklyje būtinai, skaitiklyje nebūtinai turi turėti kintamąjį. Kintamasis gali būti arba vienas, arba visas reiškinys. Ir kintamasis arba visas ar dalis reiškinio gali būti pakelta natūraliuoju laipsniu, taip kaip čia yra pavyzdžiai duoti. Žinoma, aš dar galiu ir dar kitokį užrašyti reiškinį, irgi paprastą užrašysiu, tai pavyzdžiui, 1 dalinta x plus y. Taigi čia reiškinys, kuris turi 2 kintamuosius. Taigi dar vieną punktelį pridedam, kad taip pat reiškiniuose gali būti keli skirtingi kintamuojai. Tai x, y gali būti ir z, ir a, ir b, c, ir kiek tik norim raidžių. Taip, dabar kogi mes nevadinsim trupmeniniu reiškiniu. Tai į trupmenos vardiklyje yra tik skaičius arba skaitinis reiškinys. Tai jeigu skaitiklyje ir bus, sakykime, x plus 1, o vardiklyje bus tik 2, tai yra tik skaičius. Arba jeigu vardiklyje bus vėlgi x plus 1, o vardiklyje bus x, ne x, ką tik sakiau, kad tik skaičiai, pavyzdžiui, 2 plus 5, nu ir dar skliausteliai ir padauginta iš dar 5. Tai skaitiklyje yra tik skaičius arba tik skaitinis reiškinys. Kaip jau minėjom apie reiškinius, kad tai gali būti skaičiai, raidės, sudėtis, atimtis, daugybė, dalyba, šaknis ir skliaustai, kėlimas laipsnių. Tai čia vėlgi yra tik skaičius. Tai skaitinis reiškinys, jis yra tik iš skaičių ir vėlgi susietų visais tais minėtais ženklais, sudėtis, atimtis, daugybė, dalyba, šaknies traukimas, kėlimas laipsnių. Čia aš irgi galiu parašyti, kad x plus 1, 2 kvadratu plus 5 trečiuoju. Ir čia nėra raidiniai reiškiniai, nes skaitiklyje nėra kintamojo, nėra raidės. Taip pat nelaikysim trupmeninių reiškinių, jei kintamasis arba reiškinys su kintamuoju yra pakeltas nenatūraliuoju laipsniu. Tai pavyzdžiui, x minus 1 dalinta iš 5 jau minus 1 nėra natūralusis. Arba x plus 1, sakykime, čia antruoju, o vardiklyje yra šaknis iš x plus 5. Vėlgi, nors čia natūraliuoju, bet čia jau yra šaknis. Šaknį, žinoma, galim parašyti, kad tai yra x plus 1 dalinta x 1/2 plus 5. Ir iškart prirašau, jeigu jau pradėjau, prirašau tą kitą taisyklę, kad jei iš kintamojo ištraukta šaknis ar iš reiškinio su kintamuoju ištraukta šaknis, tai tada tas reiškinys nėra. To reiškinio nelaikysim trupmeniniu reiškiniu. Taigi, pavyzdžiui, turim x plus 1 šaknis, o apačioj turim x kvadratu plus 1. Nors vardiklis atitinka apibrėžimą, bet skaitiklis jau netitinka, nes yra šaknis iš reiškinio su kintamuoju. Taip, ką mes dar galim pasakyti? Taip. Tai mes, kai turim bet kokį
trupmeninį reiškinį. Tai apie tai, ką mes vadinam trupmeniniu reiškiniu. Va čia vėlgi viską išrašysiu trumpai. Va, turi būti trupmena. Trupmenos vardiklė turi būti kintamasis, būtinai vardiklė, skaitiklė gali nebūti. Taip pat gali būti reiškinys su kintamuoju. Kintamasis arba reiškinys su kintamuoju gali būti pakelti natūraliuoju laipsniu. Skaitiklė taip pat gali būti kintamasis arba reiškinys, kurie taip pat gali būti pakelti natūraliuoju laipsniu. Reiškiniuose gali būti naudojami sudėties, atimties, dalybos, daugybos ženklai, taip pat skliaustai. Taip pat gali šituose reiškiniuose gali būti ir keli kintamieji. Žinoma, vėlgi, nei vienas kintamasis ar reiškinys su kintamuoju negali būti pakelti nenatūraliuoju laipsniu ir šaknis negali būti traukiama. Taigi, natūraliai skaičiai, tai yra 1, 2, 3, 4, tai tie, kuriais mes skaičiuojame. Taigi, kai turime kažkokį trupmeninį reiškinį, tai kad ir, pavyzdžiui, 1 dalinta iš x trupmeninis reiškinys, mes galim apskaičiuoti šio trupmeninio reiškinio reikšmę, kai žinom kintamojo reikšmę. Pavyzdžiui, kai x lygu 2, tai į šitą reiškinį įsirašom x reikšmę ir galim tada apskaičiuoti. 1 vietoj x rašom 2 ir jau iš karto apskaičiuota, nes čia buvo labai paprastas, tai turim 1/2. Sakykime, x lygu 5 ir vėlgi visur vietoj x rašom 5, tai gaunam 1/5. Sakykime, kad turim sudėtingesnį reiškinį. Tai 1 padalinta x kvadratu plus 5. Ir apskaičiuokime šį trupmeninį reiškinį, kai x lygu 1. Tai vietoj x vėlgi rašom 1. 1 dalinta 1 kvadratu plus 5. Na, čia jau gavo sudėtingesnis. Taip, skaitiklis toks pat, 1 kvadratu 1 plus 5 yra 6. 1/6. Sakykime, turim dar sudėtingesnį reiškinį. X plus 5 dalinta x kvadratu plus 3x plus visur pliusai. Tegu bus minus 7. Ir apskaičiuokime šio trupmeninio reiškinio reikšmę, kai x lygus 0, kad būtų lengviau skaičiuoti. Ir taip galima. Taigi rašom 0 plus 5, vietoj x visur rašom dabar 0. Taigi 0 kvadratu plus 3 kart 0 ir minus 7. Taigi skaitiklėje gaunam 5, vardiklėje gaunam minus 7, galim parašyti minusą prieš trupmeną ir gaunam minus 5/7. Apskaičiuokime to pačio reiškinio reikšmę, kai x lygus minus 3 tegu bus. Taip, tai bus minus 3 plus 5. Taip, minus 3 apskliauskim, nes x jau su ženklu. Taip, keliam kvadratu, pridedam 3 padaugintas iš minus 3, vėl apskliauskim ir atimkim 7. Lygu. Minus 3 plus 5 tai bus 2, lengvai suskaičiavom, dabar čianais 9, minus 9, minus 7. Tai priminsiu, plus 3 kart minus 3 yra minus 9, nes kai dauginam teigiamą skaičių iš neigiamo, tai visada gaunam neigiamą skaičių. Taigi turim 2, 9 minus 9, 0 ir minus 7 bus minus 7 ir tai yra minus 2/7. Tai dabar rašykim truputėlį paprastesnį reiškinį.
Sakykime, reiškinys toks. 2x plus 3 dalinta iš x minus 7,5. Ir tegu mūsų x lygu, kad būtų irgi paprasčiau skaičiuoti, 2,5. Iki šiol ėmėm tik tai sveikuosius skaičius, bet iš tikrųjų kintamieji gali būti kokie tik nori. Ir su kableliais, ir trupmenos gali būti, ir kas tik nori. Taigi, ką turim? Turim 2 kart 2,5 plus 3, o skaitiklyje 2,5 minus 7,5. Lygu 2,5 kart 2 – 5, plus 3 tai 8, ir 2,5 minus 7,5 tai minus 5. Tai ir lygu minus, čia gavom 8/5, tai netaisyklinga trupmena, galim išskirti sveiką dalį, tai bus 1 sveikas ir 3/5. Taip pat bus teisingas atsakymas, jei mes padalinsime 3 iš 5, iš 5 dalinasi, tai gausim minus 1 sveiką ir 6/10. Taip, tai jei prisimena trupmeninio reiškinio apibrėžimą, tai negali būti šaknies ženklo, taip pat negali būti kėlimo nenatūraliuoju laipsniu, bet, sakykime, vėlgi turim paprastą reiškinį. X dalinta iš, tegu bus 2x, tegu bus 2x plus 2y ir x kart y. Bus 2 kintamieji. Ir sakykime, kad x yra lygus šaknis iš 2, o y tegu bus lygu minus šaknis iš 2. Tai va, tai trupmeninis reiškinys be šaknies, bet nežinau, kintamieji x ir y ar kitos raidės gali įgyti kokias tik norim reikšmes. Kaip jau sakiau, ir sveikuosius, ir natūraliuosius, ir skaičius su kableliais, ir trupmenas, ir mišriuosius skaičius. Ir netgi, žinoma, gali būti ir kažkokie skaitiniai reiškiniai. Tai čia dabar tik šaknis, tai užrašykim skaitiklį, tai bus šaknis iš 2 padauginta iš minus šaknies iš 2, apskliaudžiam ir taip. 2 kart šaknis iš 2 ir pridėkim 2 kart minus šaknis iš 2. Taigi lygu. Taip, skaičiuojam skaitiklį. Šaknis iš 2 kart šaknis iš 2, tai bus šaknis iš 4, o šaknis iš 4 yra 2. Ir teigiamas skaičius kart neigiamas bus neigiamas. Taip, kas gaunas vardiklyje? Vardiklyje 2 šaknis iš 2. Ir teigiamas kart neigiamas bus neigiamas, 2 kart šaknis iš 2 bus 2 šaknis iš 2. Lygu. Suskaičiuojam, tai bus minus 2 dalinta 2 šaknis iš 2, atimti 2 šaknis iš 2. Tai reiškia, iš to paties atimam tą patį, gaunam 0. Tai kiekgi? Minus 2 dalinti iš 0? Tai daug kas parašytų turbūt, kad lygu 0. Deja, prisiminkite, iš 0 dalinti negalime. Nors iki šiol sekėsi mums apskaičiuoti, o šitas reiškinys su reikšmėmis šaknis iš 2 ir minus šaknis iš 2 neturi prasmės. Taigi apie tokius reiškinius
mes galėsim pakalbėti kitą pamoką. O šios pamokos tema baigėsi. Ačiū. Iki.